Čia nakmenėlio padarysim pertraukėlę. Oi. Dabar užlipom į 1451 metras virš jūros lygio. Startavom, buvo 880, tai pakilom vos beveik 700 metrų. Beveik. Bet ten viršūnė mūsų, kur kryžius šitas, yra Gevonto viršūnė. Va ten užkopsim kažkaip. Šito va takeliu. Kažkaip tai. Man atrodo, iš pradžių ten užlipsim kažkur. Ir paskui perėjimas bus į kalną. Viršūnė Gevonto yra, man atrodo, 1800 metrų. O aukščiausiai, jeigu į šitą pusę eisim, kažkuris tai iš kalnų yra 2200, man atrodo, aukštis. Aukščiausias. Nu ką, pertraukėlė. Mes va šitą vietą apėjom. Mes buvom ten apačioj, iš tą tarpeklį, čia va toks tarpeklis, ir mes jį iš tos pusės apėjom. Aplink apėjom ir čia. Galima buvo kirst kampą ir lipt stačiai va šito tarpekliu, bet jisai buvo stop juostam uždengtas. Dėl tokių vat gali nuslysti akmenis. Matyt pavojinga turistams be šalmų. Tai va tokia trasa mūsų. Tokiais vat akmenais. Lipam į viršų. Šlapi akmenis. Slidoki. Bet atsargiai. Žymėjimas trasos, geltona trasa, upelis, tirpsta sniegas nuo viršūnių ir teka upelis. Nešalta? Baigėsi akmenuotas kelias, sniegas prasidėjo. Kopsim sniegu. Geras. Iš ten atėjom. Čia nenusigrūsti. Parodyt, kaip gražu. Pasikeitė reljefas. Atsirado kalninės pušelės. Baigėsi sniegas. Jau
kai kurios viršūnės praliptos. Jau jaučiasi, kad aukštai ir nebedaug liko. Neseniai žiūrėjau aukštį, tai truputį virš 1600, Gevanto viršūnė ten virš 1800, tai dar 200 metrų į viršų. Biškį pasėdėsiu. Palauksiu sumalas. Oi. Nebloga panorama. Hadi. Hadi. Vargai? Pailsėsim biškį? Atėjom kryžkelę. Čia mūsų viršūnė ten va su kryžium. Paskui eisim čia į kairę. Tuo takučiu. Pem į viršų. Ir paskui nežinau. Paskui arba į šitą pusę. Kažkokiam viršūnėm. Arba į kitą pusę. Taip, aukštas. Aukštas yra 1700.
Sulipom. Gėlantą viršukalnę. Viršūnė, žinau. Gėlantą kryžis. Tam paskui nueisim čia biškį. Iš ten valipam. O, paukštelis. Koks aukštas? 8,90 kilometrą užlipom. Kilometrą į viršų. Jėgelė. Jėgelė. Paskutinis žvilgsnis, atsisveikinimas, pailsėjom truputį, atgavom jėgas ir dabar bet kuriuo atveju reikia grįžti iki sankryžos, o sankryža yra kažkur tai va čia. Tai dabar lipsim šituo ir paskui nežinau, kažkoks turi būti kelias nusileidimo, nežinau, ar ten kažkur tai, žodžiu, į tą pusę trauksiu. Kitas kelias būtų va čia ir čia kažkaip tai. Ten tolin kažkur tai. Nežinau. Bet kuriuo atveju pradžioje reikia nueiti iki ten ir tada arba grįžti tuo pačiu keliu, kaip atėjom, arba bandyti kažkokiu kitų maršrutų grįžti. Tai va. O tu užpakaliai ne ar? Kaip kalnų ožys. Ką? Šokinėt geriau nereik.
Nu stiprus nusileidimas. Nieko mažytė. Rimti dalykai. O į kitą pusę. Mūsų kryželis. Vizualiai labai lėtai judam. Bet jau tokia... Oi, palaipė. Jau kaip ir laimingi. Ten yra aukščiausia viršūnė, man atrodo. Ten vadinasi Rysai. Ten, kur debesuose? Jo. Ir jinai yra Lenkijos teritorijai. O va ten, va čia už tų viršūnių, už iškart yra Slovakija. Čia yra dar Lenkijos pusė. Nežinau, kur yra tas Kasprovi vierch. Gal va ten. O gal ir ne. O gal ir taip. Jo, turbūt ten. Nuo ten yra funikulierius. Ar tas cable taksi kažkoks. Bet iki jo nueiti viršūnėlėmis. Truputį yra reikaliukų. Keliaujam. 2 kilometrai aukštis. Už manęs yra Slovakija, o priešais mane Lenkija ir Simona. Čia yra aukščiausias taškas, kur šiandien užlipom. Leisimės tenais ir čia žemyn tokiu tarpekliuku. O atpėdinom iš tenai. Kur tas kryžius. Kai lipam apačioj, tai matėm va šitą viršūnę. Atrodė kosmosas ir matėsi dar va šitą, man atrodo. Jo, šitas va viršūnėlis matėsi ir atrodė kosmosas. O lipom dar į čia, o paskui į čia. Šiaip planas buvo dar va čia eiti. Čia yra dar aukščiau. Jeigu neklystu, 2 km 200 aukštis. Bet jau nusikalėm šiandien. O kelias tikrai būtų ilgas. Kopimas ilgas. Pasiliksim kažką kitam kartui. Var atgausim jėgas, pasibučiuosim, atsigersim vandenuko
Gal kažkokį riešutuką, raziną ir žemyn. Ilgas kelias namo. Apie turbūt kokių 10 kilometrų. Taip, tai aukštis. Aukštis dabar yra lygiai 2002 metrai. Startavom nuo 880. Tai va, lipom į kilometrą 120 metrų. Labai tylu. Gera ir gražu. Turėjo lyti šiandien. Turėjo šiandien lyti nuo pietų. Slovakija. Slovakija. Gerai. Iki. Nu ką, leistis tai ne kopti. Nuotaika kita, greitis kitas. Palei sieną. Ir va čia yra stulpas, kuris rodo, kad S raidė Slovakija, o iš kitos pusės yra P raidė Poland. O ten yra toliau L stulpelis, paskui ten dar vienas stulpelis ir taip kažkaip tai eina viršūnėm. O dabar leidžiamės čia va iki Sankryžėlės. Čia yra Sankryžėlė. Ir paskui čia va leisimės, kur žmonės eina. Žemyn, 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 žemyn. Žemyn, 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 žemyn. Ir turėtumėm išlysti vat ant to takelio. Ir paskui ten kažkur tolin, 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 tolin. Tolin, tolin, tolin. Toli čia eit reikės. Iki miesto. O miestas va ten toli. Kur tas pirštas, va ten žodžiu. Toli. Reikit vytis reikia. Atsirišo batas. O kai atsirišo batas, reikia Kai kopė į kalną, pajauti klubus. Kai leidės nuo kalno, pajauti keleniukus. ir nugarą. Viską pajauti. Ten mūsų kryželis. Daug jau nusileidom. Žodžiu, dar yra pasileisti. Ant sniego paslydau. Aš irgi įsiteškiau. Oi. Nužingsniavom nedaug. Ir tų kilometrų nedaug. 22 000 žingsnių. Palyginus. Bet labai tas lipimas laiptais, taip sakant. Tai reikalai. Galvojau, kad rakštį įsivariau. Pasirodo. Pasirodo, ne, nėra. Biškį nusibrozdinau. Nieko tokio. Ant sniego paslydus nusibrozdinau rankytę. Sniaukia. Porą lašų pajaučiau, nukrito. Turėjo lyti šiandien. 90% lietų rodė 2 valandą. O kai buvom viršui, pasikeitė prognozę.
Ir visą dieną rodo tik 25-30% tikimybė. Tik debesuota vat nuo pietų. Truputį krapnuoja, bet taip jau. Nu, palaiminimo lietus ten. Nuo pačios žiūrint į kalną viršų. A jeigu dabar užlipti reikėtų? Kad ten, ne. Dabar tikrai be šansų. Aš tikiuosi, kad mes ten kaip nors tarpeklį įsim, o ne. Ne, jau nebelipsim niekur čia. O tik žemyn. Pasižiūrėsiu toj. Koks 1553. Leidom beveik pusę kilometro žemyn. O įdomu, kaip su pulsu reikalai. Ai, nu, pulsiukas toks šokinėjantis. Didžiausias buvo 159. Dabar yra 127 pulsas. Nu. Oi. Man matuoju. Bet sunkumas pasimirš, o liks geri tik įspūdžiai, prisiminimai. Labai smagu. Neapčiupė mano pulsą. Kol kas. 129. Išėjom į mišką. Einam ieškoti šaltinio. Baigėsi vanduo. Tapo deficitas. Čia matėm voverę ir matėm kėkštą buvo atskridęs. O ten viršui, nenufilmavom, matėm britarelniukų. Tai buvom užsukę į viešbutį pakeliui. Tai prisipylėm vandens. Dabar biškį sustojam padžiovint kojas. Nebedaug liko. Iki civilizacijos, iki viešojo transporto bandysim kažkaip grįžti namo, bet jau nebe pėsčiom. Dabar rodo 30 000 žingsnių, o aukštis grįžom į 1127. Tai grubiai už 200 metrų žemyn. Pasieksim namų lygį. Viešbučio tiksliau, mūsų viešbučio lygį. Tai va, kol kas tiek. Kągi, viskas, kelionė baigta. Nusileidom iki civilizacijos. Nebėra jėgų iki viešbučio nueiti, tai imsim taksi. 33 000 žingsnių. Pasižiūrėsiu aukštę 910. Ai ne, čia slėgis. 937. Nu dar kol viešbučio grįšim, turėtų pakristi. Tai va. Manęs 31. Tiek truputį pakopėm. Puikiai. Iš tikrųjų, tai puikiai nesitikėjau, kad galiu užlipti. Buvo tikrai daug iššūkių. Ir manau, kad kaip žmonėm, kurie visiškai nekopia, tai čia buvo vauza. Kiek mes nuėjom, kiek mes pakankamai buvom pasiruošę, kiek visų buvo daug dalykų galvojęs.
Gerai, tai baigiam šitą videologą. Išsikrauna telefonas ir reikia kviesti taksį.